Muziką aš perteikiu savo jausmus. Muziką sakau myliu, muziką sakau nekenčiu, muziką sakau ateik čia, muziką sakau aš tavęs noriu, muzika mane veža. Jau? O pala, aš turiu žiūrėti ne į tave, bet kaip į tave. Taigi idėja buvo tokia, norėjome nestandartinio pavadinimo, manau tokį ir gavome, albumas vadinasi Išparduota, tai yra 2 žodžių išduota ir išparduota derinys. Iš tikrųjų, šiuo albumu aš noriu išparduoti savo jausmus, kadangi albume beveik visos dainos yra apie jausmus, tai manau, kad muzika puikiai išduoda jausmus. Liūdnų yra dainų, yra ir linksmų, taigi sakau, dainos yra viskas pas mane labai skirtingos, tad ir albumas pavadinimas būtent turėjo būti dviprasmiškas tam, kad galėtumėm sutelkti visas dainas į vieną bendrą krūvą. Stilių labai sunku apibūdinti, dėl to, kad albume yra labai daug labai skirtingos stiliaus dainų. Šiaip dauguma dainų vyrauja R&B stiliuje, bet yra keletą tokių kaip Ji tik lėlė atlikta su Viliumi, kur yra pop rock daina, yra keletą dainų elektroninės muzikos elementais, tad iš tikrųjų stilius yra labai platus, tad manau, kad taip pavyks įtikti platesniam klausytojų ratui. Visa muzika yra sukurta Dansevo, kuriam labai dėkoju, o tekstai yra mano. Daugumoje dainų kalbu apie jausmus, vienokius ar kitokius, tiek šiltus, tiek šaltus, tiek apie laimingą meilę, tiek apie nelaimingą meilę, kadangi raktinis albumo pavadinimas ir yra būtent Išparduota, tad ir viršelyje stengiamės perteikti apsipirkinėjimo nuotaiką. Turėjau labai karštą fotosesiją, kurios metu buvau apsikaršysi krūva krepšių ir stengiamės su žmonėmis, kurie man padėjo imituoti apsipirkinėjimo visą dvasią. Buvo iš tikrųjų labai sunku, nes nenusipirkau nei vieną daiktą, turėjau vaidinti visą tą džiaugsmą, kurį pajuntu nusipirkus ką nors iš tikrųjų nuostabaus. Norėjome, kad albumas būtų labai ryškus ir vasariškas, kad išsiskirtų visoje pilkoje albumų minioje ir aš manau, kad mums tai puikiai pavyko, nes, kaip matome, albumas ryškesnis už mane. Albume yra ne tik tai solo dainos, kartu dainas atlieku su Vaidu Baumila, Pušu iš DNG sindikato, Viliumi iš grupės Camp ir Bru iš grupės JBC. Iš tikrųjų norėčiau labai jiems padėkoti, nes jie toms dainoms davė iš tikrųjų labai puikią nuotaiką ir savitą stilių. Man labiausiai patinka pati pirma ir pati paskutinė albumo dainos, dėl to, kad jos būtent pabrėžia tuos 2 laikotarpius, tai yra viso ko pradžia ir viso ko pabaiga. Dainos abi yra gan lėtos ir lyriškos ir manau, tai puikiai perteikia nuotaiką, kaip aš jaučiausi tuo metu, kai pradėjau viską daryti. Buvo tokia, galima sakyti, šiek tiek nežinia, kas bus ir kaip viskas baigsis. Ir pati pabaiga, ta nostalgija, kad viskas pagaliau baigėsi ir šiek tiek dėl to liūdna. Dainą Ji tik lėlė atlieku kartu su Viliumi. Iš tikrųjų, tai yra beprotiškai taipogi linksma daina ir labai linksmai mes ją kartu įrašinėjome. Tik lėlė tai daina apie blondinės mergaitės, kurios žavi vaikinus. Norėčiau padėkoti savo leidėjams, jie iš tikrųjų dirba nuostabiai ir aš manau, kad tai yra pati puikiausia kompanija, su kuria aš galėjau dirbti. Tai ką aš darau, tai yra polka. Labiausiai polka patinka. Norit, kad ištaškyčiau visą parduotuvę? Šita daina realiai varo iš proto. Dėti ir šokti ir pakviesti kitus pašokti. Nagi šokti?